užsisakymas internetu už jūrų marių yra tikrai pavojus, kad mes nežinom, kiek ten iš tikrųjų yra tos aktyvios medžiagos, ar jinai mums nepakenks, kur jinai rinkta, su kuo jinai sumaišyta, privedė prie to, kad turi žmogus kepenų nepakankamumą. Tai čia ir gali būti priežastis, dėl ko tu prastai jautiesi, priklauso nuo pačio augalo. Taip. Gali ir konkretaus žmogaus. Ir lieka kaltas pelynas, taigi čia natūralu. Nenoriu chemijos. Augalas, vaistinis augalas yra laboratorija. Cheminė laboratorija ant žemės, vazonėlį, kur tik tai nori. Vaistą nuo nuodo skiria tik dozė. Ir tas pats galioja ir vaistiniams augalams. Ar natūralu visada reiškia saugu? Kodėl kartais vartojant vaistažoles tai gali padėti, bet kartais tai gali ir pakenkti? Ar daugiau visada yra geriau? Būtent šioje gastro paprastai kanalo laidoje aš laidos vedėja gydytoja gastroenterologė Evelina Ruibienė kartu su laidos viešnia, biomedicinos mokslų daktarė, mokslininkė ir fitoterapijos ekspertė Gabrielė Balčiūnaitė Murzienė kalbėsim apie fitoterapiją be mitų. Labas, Gabrielė. Labas, Evelina. Tai pradedant mūsų pokalbį, kas yra ta fitoterapija ir ar tai yra tas pats, kas homeopatija, ar yra skirtumai? Fitoterapija priešingai negu kad homeopatija yra sveikatinimas ar gydymas preparatais, kurių dozės yra žinomas, pradedant nuo miligramais ir daugiau. Ir mes juos galim užfiksuoti ir stebėti farmakologinį poveikį realioj situacijai. Tai pagrindinis skirtumas. Kitas dalykas, materija medika, tos medžiagos, kurios yra naudojamos, jos šiek tiek, ir persidengia ir skiriasi. Homeopatija naudoja ir tos pačius toksinius metalus ir nuodingus vaistinius augalus, aišku, dideliam labai praskiedime ir, visokių įdomių objektų, o fitoterapija koncentruojasi į augalinius objektus ir tokiu būdu bando tą sveikatą atkurti arba palaikyti. Tai mes kaip ir negalėtume tos fitoterapijos priskirti kaip vienos iš homeopatijos rūšių? Ne, negalim, tikrai negalim. Tai yra du atskiri dalykai. Taip. Supratau. Ir čia gal dar būtų galim paminėti, kad kai atsirado homeopatija, atsirado ir dar trečias terminas – aloterapija. Ir alopatija, atsiprašau. Ir šitos du terminus, net ir šiandien mes maišom. Ir alopatija, jinai sako, kad mes turim medžiagą, konkretus kiekis, mes turim pagrindimą ir jisai veikia. Ir tai galioja ir mūsų tiem šiuolaikiniam vaistiniam preparatam, dabar vadinamais cheminiais, ir tie patiem augaliniam. Tai čia kartais būna susipainimas. O homeopatija, ten gal tų dozių tokių apčiopiamų nėra, tas pats suvokimas, kaip ta sveikata bandoma atkurti, jinai skiriasi toks, gal daugiau net galim sakyti ir filosofinių požiūrių. Tai alopatija ir homeopatija dar tokios dvi klasės. Visuomeniai pasigirsta tokių nuomonių, kad jeigu tai yra vaistažolės, tai aš jas galiu vartoti ten be saiko, kiek tik tais noriu, nes ko vartosiu daugiau, to bus geriau. Tai ar čia yra tiesos, ar čia daugiau kaip tik gali savo pakenkti tuo? Pakenkti galima, labai priklauso nuo to, apie kokį augalinį objektą mes kalbam. Ir, aišku, kai kurie vaistiniai augalai, jie pasižymi tokiu gal netokiu stipriai išreikštų to poveikiu ir norint pasiekti tą efektą reikia ilgesnio laikotarpio. Kiti augalai, jie turi stipriai išreikštą efektą ir jų dozės turi būti, stipriai sukontroliuotos, norint išvengti neigiamų efektų. Pavyzdys galėtų būti nuodingosios gebenės, auga jos ir pas mus, bet jų prisiskinti ir gaminti arbatą tikrai niekam nerekomenduojama vien dėl to, kad jose kaupiami tokios biologiškai aktyvios medžiagos, vadinamos saponinais. Jos vienu metu sukelia ir vėmimą, pykinimą gali sukelti, bet mažesnės dozės, tos subefektyvios, kaip čia pasakyti,
nesukeliančios vėmimo dozės, žemos dozės, jos dirgina skrandžio sienelę, klajoklį nervą ir taip skatina sekreto gamybą. Tai sekretas gaminasi kvėpavimo takuose, virškinamajame trakte, kur tik tai gali gaminti sekretas. Ir čia labai svarbu ta dozė, nes jeigu bus per daug, bus vėmimas, jeigu bus ta maža tinkama dozė, tai tada turėsim ir tą tinkamą efektą, kurio galbūt toj situacijoje reikia. O kokios dar klaidos yra, sakykime, žmonių, kurie vartoja vaistažoles, galbūt pati dar kažką pastebi, girdi visuomenėje, kur tikrai geriau taip nedaryti, nesielgti, nes gali savo pakenkti? Tikrai galėčiau išskirti internete klestinčios, žmonės nori, aišku, ir užsidirbti, galbūt ir tai saviraiškos tam tikrą formą, parduoda savo namų gamybos kažkokius preparatus, dažniausiai tai yra etanolinio pagrindo su alkoholiu ir galima rasti ir tų pačių gevenių ir kitų netgi nuodingų augalų, tai yra tikrai pavojus, kad mes nežinom, kiek ten iš tikrųjų yra tos aktyvios medžiagos, ar jinai mums nepakenks. Kita tokia rizika yra, pati žaliava, kur jinai rinkta, su kuo jinai sumaišyta, nes nuo augimo vietos labai priklauso ir kas tame augale yra, kiek tos biologiškai aktyvios medžiagos ir kartu šalutinių medžiagų taršalų. Tai taršalai gali būti ir pesticidai, ir sunkieji metalai, ir kas tik tai nori. Nes augalas, jisai gyvas organizmas, jisai paima, surenka tai, kas yra aplink jį. Ir tą mes po to galim dėti arba nedėti į savo organizmą. Ir kitas labai svarbus momentas yra užsisakymas internetu už jūrų marių. Ir dažnai tai būna ir kinų visokios parduotuvės ir ten tikrai galim rasti viso ko, bet kame yra rizika tuose kraštuose, jeigu jie gamina vaistus, tai atitinkamai kokybė turi būti padaryta, reglamentuota ir viskas pateikta, bet jie tada neprekiauja tais preparatais internete. Internete paprastai būna tokie preparatai, kurie, kokybė klausimas ten kokia gali būti nupaišyta ir sudėtis lygiai taip pat. Ir labai reali situacija, kad perkant tą preparatą, įsivaizduojant, kad tai yra natūralus augalinis preparatas, ten gali būti pridėta ir vaistinių medžiagų, kurios, pavartojus jų netinkamą kiekį, sukeliamas, tas nenorimas šalutinis poveikis. Ir pavyzdys irgi atvejis Europoje, kai moteriškė, tai buvo Norvegijoje, užsisakinėjo maisto papildus su spanguolėm, su kažkuo, žodžiu, ir vartojo tai savo sveikatos palaikymui. Ir aišku, kartais norisi to daugiau, bus stipriau. Ir jinai naudojo didesnę dozę negu nurodyta ir ilgainiui pastebėjo, kad kažkaip pradėjo geltonuoti. Ir, aišku, kreipėsi į gydymo įstaigą, į gydytojus ir galų gale, aišku, reikėjo plačius tos tyrimus atlikti, suvesti, nuo ko čia kas pasidarė. Išaiškėjo tai, kad tam preparate užsisakytam iš interneto buvo ne tik tos spanguolės, bet buvo ir nimesulidas. Ir tas didelis nimesolido dozės privedė prie to, kad turi žmogus kepenų nepakankamumą. Kitas variantas, kai yra sudėtyje, jinai nėra pakankamai gerai reglamentuota, ištirta, yra apkeičiamos biologiškai, tos vaistinės augalinės žaliavos. Ir labai reali situacija ir labai liūdna Europos patirtis 92 metų Belgijoje atsidariusi kliniką, pradėjo konsultuoti pacientės ir susidarė tokia situacija, kad maždaug 40 metų moteriškė išsivystė irgi ūmus kepenų nepakankamumas ir dar poveikiai neigiami inkstams. Ir aišku, pradėjo visi ieškoti, kas čia nuo ko yra. Ir taip, beieškant, tų atvejų vis daugėjo ir ten virš 100 tų atvejų buvo užfiksuota čia per keliarius metus. Ir kas nutiko? Pasirodo, kad ta klinika, jie importavos, nežinau, kokiu būdu ten jie susirado ten tos preparatus,
vis tiek yra atsakomybė klinikai, ką jie naudoja. Jie užsisakinėjo iš Kinijos preparatus, ten kažkokioms specifinėms sveikatos būklėms gerinti. Ir kas vėliau buvo nustatyta, kad tame preparate buvo vietoj vieno nurodyto ant pakuotės ženklinimo vaistinio augalo buvo visai kas kitas. Tai buvo kartuolės arba aristologija taip vadinamas augalas. Ir su tom kartuolėm yra toks dalykas, kad jos šalia tų galbūt ir gerų savybių ir, visi sako, tradicinė patirtis, 1000 metų. Taip, patirtis yra, bet yra ir žinios, kaip tą daryti. Ir dabar šitam kontekste atsiranda tas augalas, jisai vartojamas vienas dalykas per ilgai ir dozė yra netinkama. Taip. Tradicijoje tai buvo vartojama trumpam laikui, ten kažkokiam ūmiam epizodui, o čia buvo ilgas laikas ir didelė dozė. Ir ką tas augalas kaupia, tai yra aristologinė rūgštis, kuri pasižymė genotoksiniam savybėm. Ir per ilgą laiką turėjom ryškius poveikius žmogaus sveikatai. Ir nuo to laiko Europa taip ganėtinai jautriai reaguoja į tuos visus padirbinius ir netgi mums įprastų augalų ar juose aptinkamų medžiagų kažkokius genotoksinius poveikius. Tai galėtume jų vardinti daugiau. Ir tas griežtumas to saugumo yra tikrai didelis. Ir va. O kaip Lietuvoje kontroliuojama? Nes tikrai žmonės nueina į vaistinę, jie tiesiog pasižiūri, kažkur prisiskaitė, yra iš savo ten senelių, sakykime, žino, pavartok čia vienos ar kitos vaistažolės, tau čia pilvo pūtimą nuims, tau čia tuštinimą sustvarkys, virškinimą pagerins. Tai ar yra Lietuvoje, specialistų, žmonių, į kuriuos mes galėtume kreiptis, kad saugiai vartotume tas vaistažolės, kad nepadaugintume, kad nepakenktume savo. Nes, kaip tu ir minėjai, yra vis tiek ta plonytė riba, kur jau vaistažolė gali kaip ir padėti, bet gali ir pakenkti tam tikrą dozę ir vartojimo trukmė. Kaip Lietuvoje ta situacija yra su fitoterapija? Taip, pirmiausia, tikriausiai reikėtų pradėti nuo to, kokie tie preparatai būna. Taip, bendrai pasakius, augalinis preparatas dar neaišku, kas tai yra. Taip. Tai gali būti augalinis vaistinis preparatas ir turim registruotų augalinių vaistinių preparatų, kurie turi žinomą kokybę, žinomą efektyvumą, žinomą saugumą ir yra taikomi tokie patys saugumo ir kokybės reikalavimai, kaip yra taikomi tiem vadinamiem cheminiams vaistams. Tai ar ten, jeigu parašyta, kad ten yra 50 mg to ir to, ir ten tikrai yra 50 mg. Kita klasė yra mediciniai prietaisai arba medpriemonės. Ten irgi griežtumas, tas kokybės ir pagrįstumo yra aukštas ir įrodymų lygis irgi turi būti atitinkamas. Bet pagrindinis momentas, kad toks preparatas turi neveikti sistemiškai. Tai pavyzdys būtų islandinės kerpenos, pastilės, gerkliai gleiviniams padengti, kad kai yra kosulys, kad neperštėtų gerklė. Kita klasė yra maisto papildai, tai čia pati plačiausia ir daugiausiai pasirinkimo yra vaistinėse ir ne tik vaistinėse. Ir maisto papildai, jie reguliuojami kaip maistas. Ką tai reiškia? Kad gamintojas, kuris nori gaminti maisto papildus, jisai turi turėti higienos pasą, tai yra, kad pas mane švaru, nėra kažkokių žiurkių, vabalų ir panašiai, ir turėti leidimą maisto gamybai. Realiai, praktikoje, tai tuos pačius dokumentus turi turėti ir maisto gamybos įstaigos. Tokia realybė. Tai čia kaip išeina, net namie gali gaminti. Taip, jeigu patalpos tavo užregistruotos, sutvarkytos leidžia, tai taip, iš esmės gali tą daryti. Namų gamyba. Garaže, pavyzdžiui. Bet ar čia nenukenčia tas saugumas tada? Taip, ir čia tada prasideda įdomioji dalis. Kadangi tai yra reguliuojama kaip maistas, tai ką reikia įvertinti gamintojui, kai jisai nori patiekti tą savo produktą į rinką. Turi būti maisto sauga. Tai yra tikrinama ar mikrobiologinė tarša, aflatoksinų tarša, tai yra, jeigu ten buvęs koks nors grybelis ir išskyrė tos savo toksinus, jų ten neturėtų būti. Ir viskas.
O tai, kiek ten yra įdėta konkrečiai, niekas tai pareigoja tikrinti. Tai priklauso tik tai nuo paties gamintojo ir jo pasirinkimo, ar mes tikrinsim, ar reglamentuosim, kaip mes paženklinsim tą, ar pirksim standartizuotą ekstraktą, ar tiesiog kažkokį ekstraktą iš kažkokio tiekėjimo, galbūt toje pačioje Kinijoje. Tai ir čia atsiranda tokių visokių niuansų, kai mes konkrečiai nežinom, kiek ten, kartais ir gydytojo praktikoje, kai dirbi jau ir turi atsakomybę, tu tikrai nori žinoti, kad jeigu aš parekomenduosiu, tai čia ir turėsim tą efektą. Tai aišku, aš taip, kiek matau iš pažįstamų gydytojų, kiek mes pašnekam, tai tikrai gydytojai renkasi ir stebi vieni per kitus atsiliepimus, ar čia yra tas poveikis, kokį mes norėtume matyti ar nėra. Tai ganėtinai sudėtinga situacija ir pačiam tam sveikatos priežiūros specialistui. Kaip ir minėjai, priklauso nuo gamintojo. Tai gamintojas gali netgi nesekti, gali ir partijos turbūt skirtis. Gali kažkiek tai įsikreipti tą sudėtis? Jos ir skiriasi, natūraliai, jeigu augalas vienais metais vienom sąlygom augo, kitais metais kitom ir ta fitocheminė sudėtis kažkiek varijuoja. Tai, tokia situacija yra. Tai tik tai per praktiką galima atsirinkti, kas jau yra su didesnė garantija, o kas netokia didelė. O yra kažkokių svarių, sakykime, mokslinių tyrimų, kur galėtum pasakyti, kad tikrai viena ar kita vaistažolė turi labai daug mokslinių įrodymų, kad tikrai veikia, kad yra saugu vartoti prie vienokio ar kitokių būklių. Gal kažką išskirtum, gal yra vis tiek tyrinėjama, atliekami tie tyrimai? Taip, tyrimai atliekami pastoviai ir ta apimtis, kur tų tyrimų dar reikia, yra begalinė. Jeigu mes iš tikrųjų esame įvertinę tik tai 10% tų vaistinių augalų, kuriuos mes naudojam. Ir, kur pasigilinti dar yra, bet tai, ką mes jau žinom ir kur jau tikrai gerai esame vertinę, yra tokie vaistiniai augalai kaip jonažolės, rusvažiedės ežiuolės, ginkmedžiai, ir daugiau neprisimenu. Pelynas? Pelynas, ne? Čia yra niuansų ir, reikėtų dar daugiau patirinėti toj klinikinėse studijose, kaip ten yra iš tikrųjų. Ten tos dozės saugios. Mes, tarkim, Europos fitoterapijos mokslinis komitetas turi pelynų, karčiųjų kiečių, tai vadinamų pas mus pelynais, monografiją, kurią prašo kokios tos indikacijos, kiek mes ten gerai esame įvertinę tą. Ir dozės pateikiamos irgi pagal tai, ką mes žinom. Bet pavyzdžiui, žinom, tas pats kartusiskietis, pelynas kaupia ir tokią medžiagą kaip tujonas, kuris yra neurotoksinis junginys. Tai kokiam kontekste pasižiūrėsim. Ir tas pats eskopas minėtas, jie nerekomenduoja pelynų vartoti ilgiau negu 3-4 savaitės, būtent dėl tujono rizikos. Tai tą reikia turėti omenyje. Kam paprastai naudojami tie kartieji kiečiai, tai yra virškinimo sistemos darbas ir labai populiaru. Ir tai tikrai yra, galim sakyti, stipriai veikiantis vaistinis augalas, kur jo net mažas menkiausias lapelis įdėtas į elementarią arbatą, tą skonį tikrai duoda ir, kas jautresnis, tas tikrai tą pajaučia. Ir savigyda šituo konkrečiu vaistiniu augalu, turėtų būti vertinama taip tikrai atsargiai. Koks žmogus vartoja, kokios jo gretutinės ligos, tas pats virškinamasis traktas. Pelynai kontraindikuojami, kai yra tulžies pūslės veiklos sutrikimai, tulžies pūslės akmenys, skrandžio gleivinės pažeidimai, skrandžio opos ir, taip reiktų vertinti atsargiai šitais atvejais. Kitas labai populiarus vartojimo, paskirtis ir dabar kaip tik jau sezonas, tai yra kirmėlės įvairios ir detoksikacijos. Ir čia tokia situacija, kad šito, ką mes turim klinikinėse studijose, tai nėra įvertinta su žmonėmis. Mes nežinom tų realių dozių, kurios tikrai veiktų. Tas
esančius, jeigu ten jų tikrai yra, kirminus žarnyne. Ir teorinį pagrindinimą iki klinikinėse studijose su peliukais, su avytėm, su mėgintuvėliais, su ląstelėm mes turim. Ir net su tais pačiais kirminais. Tų studijų yra. Biologiškai aktyvios medžiagos, kurios karčiuosiuose kiečiuose veikia tos kirminus, tai yra eteriniai aliejai. Ir jie sutrikdo kirmino to viso, kaip vadinti, nesenelė ten. Apvalkalo gal kokį. Apvalkalo tą integralumą ir, tokioje aplinkoje jis pamažu, pasidaro nepalankė sąlyga jam išgyventi. Ir, taip mėgintuvėliuose vyksta. Bet čia vyksta mėgintuvėliuose. Mėgintuvėliuose. Reikia tą pastebėti. Kitas etapas iki klinikinių studijų su gyvūnais. Taip, gyvūnams duodant tas didelės dozes, pelynų, karčių kiečių ekstraktų, irgi stebimi tų, visokių helmintų kiekių sumažėjimai. Bet ateina iki žmogaus studija ir mes tų studijų neturim. Mes turim tik tai tradicinę patirtį, kuri sako, čia yra naudojama tam ir tam. Taip. Bet, pavyzdžiui, eskopas neturi indikacijos būtent, kad helmintų varimas. Nors yra įvardinama kitose mokslinėse šaltiniuose, kad tai yra antihelmintinis vaistinis augalas. Tai čia yra ganėtinai slidu, nes mes nežinom, ar tai, ką mes įsidedam į vidų, ar tikrai turės tą poveikį, nes tas poveikis, jisai turi vykti, jeigu norim pasiekti tą savo gydomojo tikslą. Taip. Aš praktikui susiduriu irgi su pacientais, kurie labai mėgsta pelyną vartoti ir tikrai būna situacijų, kai ateina ir sako, atėjau pas jumis, nes man labai pučia pilvą. Labai kažkaip prastai jaučiuosi, lygtais kažkoks tai, nežinau, lyg po dešiniuoju šonkuliu lankus, sako, skauda, lyg kepenį, sako, skauda. Ir kažkaip pradedi klausinėti ir paklausi, ką vartojat, kokius vaistus vartojat, kokius papildus vartojat. Gal kažkokias natūrales priemonės vartojat. Ir sako, tai aišku, sako, pelyną vartoju. Tada klausi, kiek laiko vartojat. Tai sako, kasdien. Sako, po puodelį, tai būtinai, kasdien ir taip visą laiką. Ir ta pagalvoji, tai čia ir gali būti priežastis, dėl ko tu prastai jautiesi. Tikrai. Ir padarius kepenų rodiklius, matai, kad fermentai pakilę. Turim toksinį kepenų uždegimą, toksinį hepatitą. Bandai žmogui paaiškinti, kad čia yra problema, nes kitas priežastis, aišku, irgi patikrini, bet jos atkrenta ir lieka kaltas pelynas. Ir žmonės vis tiek galvoja, kad ne, tai būti negali, taigi čia natūralu. Ir kartais pagalvoju, ar tas pats pelynas tai nėra ta pati chemija, cheminės formulės. Ir čia yra fantastinis klausimas. Ir labai dažna klaida, nenoriu chemijos. Jau tos chemijos, tai man tai tikrai nekiškim. Ir tada aš galiu pradėti sekti pasaką. Įsivaizduokim, čia dirbtinės gėlės auga. Čia tikri. Įsivaizduokim, kad tikri. Kažkokioj pievoj ar pas kažką darže auga tas pats kartusis kietis. Ir jisai yra įtvirtintas šaknimis prie žemės. Ir jisai turi pats apsiginti nuo bakterijų, nuo grybelių, nuo kirminų, parazitų, nuo visko, kad jisai klestėtų ir augtų ir gyventų savo gyvenimą. Tai tam, kad jisai tose ne visada palankiose sąlygose išgyventų, tas pats kartusis kietis ar bet kuris kitas vaistinis augalas, jie turi susikūrę savo cheminę laboratoriją, kur gamina junginius padedančius tam augalui išgyventi. Ir per tos daugelį tūkstančių metų žmonės irgi pastebėjo, kad tam tikri augalai čia yra, galbūt ir žmogui vertingi. Bet tai tikrai nelygu, kad tai nėra chemija. Augalas, vaistinis augalas yra laboratorija, cheminė laboratorija. Ant žemės, vazonėlį, kur tik tai nori, bet tai yra daugia komponentė kompozicija. Palyginimo, jeigu mes įsigijam, tarkim, paracetamolio tabletę, žinom, ten yra 500 mg paracetamolio ir pagalbinės medžiagos, kurios ten sudaro tik tai kelius procentus. Nusiskynę vaistinį augalą, mes turėtume šimtais skirtingų junginių, kurie kiekvienas turi savo tą
atskirą biologinį poveikį. Kartu jie kaip kompozicija vienas su kitu gali, tam pačiam augale esantis junginiai gali veikti ir sinergiškai, ir antagonistiškai. Pavyzdys. Pelkinė vingiorykštė irgi, kaip ir turėtų būti kontraindikuojama būtent esant skrandžio gleivinės pažeidimams dėl ten kaupiamų salicilatų. Tačiau tas pats augalas kaupia taninus, kurie turi tą požymį sukibti su baltymais, ar tai būtų ant gleivinės, ar bet kur, ir tą visą gleivinę apsaugo. Tai vat, tas pats augalas ir dvi jo pusės. Ir todėl mes neturim kontraindikacijos pelkiniams vingiorykštėms, būtent esant skrandžio gleivinės pažeidimams. O kaip jinai veikia, kokia jos pagrindinis, sakykime, pritaikymas būtų? Europos vaistų agentūra ir Europos fitoterapijos mokslinis kooperatyvas indikuoja prie peršalimo ligų, esant temperatūrai, sąnarių uždegiminėms ligoms. Na, bet aišku, jau tada yra vartojimo trukmės ir dozės skirtumai. Dar grįžtant prie pelyno, tai ką iš tiesų parekomenduotum žmonėms vartojant pelyną? Kiek yra saugu vartoti, kokia dozė, trukmė ir kada jau reikėtų sustoti ir pagalvoti, kad jau aš čia per daug vartoju. Kokie signalai galbūt netgi? Jei gerai prisimenu, tai yra 2-3 gramai per dieną ir trukmė neilgiau 3-4 savaitės. Kokie signalai, kad galbūt tau netinka, tai yra, tas nemalonumas virškinimo trakto. Skonis, aišku, nėra pats maloniausias, ne visiems jis tinka, kai kuriems žmonėms ir kaip tenka pastebėti dažniau tiem, kuriem tulžies pūslės veikla yra sutrikusi, tas kartu skonis yra, mėgstamas netgi. Ryškesnis ar mėgstamas? Mėgstamas. Jie kaip tik netgi nori. Ir čia toks antroposofinis dalykas. Nors atrodo turėtų būti atvirkščiai. Nes vis tiek įsiskiria tulžies daugiau tada, jeigu tulžies problemos yra, tarkim, tulžies pūslės neturi. Taip. Tai ir taip kartu burno ir dar kartu siskėtis. Galbūt čia toks, čia jau toks, aišku, filosofinis pasvarstymas, kad ta nepakankama tulžies funkcija galbūt su augalo pagalba, ko žmonės nenori po to atsisakyti, yra kompensuojama į tą galbūt kažkiek normalesnę situaciją. Tai, žmonės savo tas pagalbas kažkaip bando suteikti, kaip jie sugeba. Ką reikėtų daryti, šitoj situacijoje tavo minėtoj, jeigu, negaliu be to gyventi, tai tada keiskime kitais variantais. Ir čia yra biologiškai aktyvių junginių grupė kartumynai vadinami. Tai kartusis skėtis yra vienas iš karčiausių. Gencijonai irgi yra vienas iš karčiausių vaistinių augalų. Mažiau kartus galėtų būti artišokai. Kraujažolės, kiaulpienių šaknys ir lapai. Ir taip pakeičiant, jeigu reikia palaikymo, tai būtent tulžies pūslės funkcijai, galbūt būtų galima keisti alternatyvus variantus ir neužsistovėti ties vienu. Šiaip tai žmonės galvoja, kad pelynas yra nuo visų virškinimo trakto ligų. O kaip yra iš tiesų? Jeigu pasižiūrėsim filosofiškai, pelynuose esančios medžiagos skatina ir virškinamojo sulčių išsiskyrimą, tai irgi kaip ir norisi kitą kartą ir daugiau valgyti, skatina tulžies pūslės darbą, kepenų darbą ir atitinkamai jau tada žemyn žarnynas irgi jau užsikūręs, vadinkim šitaip. Tai taip, tas virškinamasis traktas yra veikiamas pagrinde. Bet vieniems gali sureaguoti į teigiamą pusę, o kitiems gali atvirkščiai, ypatingai jeigu ilgą laiką vartojame. Taip, ir kitas svarbus momentas, kad žmonės, kurie yra jautrus acinių šeimos augalams, tie patys pelynai, kas čia dar, pienės ir kiti acinių šeimos augalai, jie gali tikėtis ir tų alerginių reakcijų. Tai kaip tai gali pasireikšti ir visokie paraudimai, odos patinimai, neaiškus kažkokie pabrukimai ir,
jau save tikriausiai kiekvienas geriausiai pažįsta ir turi atitinkamai vertinti. Kokios dar gali būti šalutinės reakcijos apskritai vartojant vaistinius augalus? Priklauso nuo konkretaus pavyzdžio. Tai kokį pasirink galima. Apskritai, jeigu kalbant, nesusikonkretinus, tai tų poveikių gali būti nuo iki. Labai priklauso nuo pačio augalo. Taip. Gali įvairiai. Ir konkretaus žmogaus. Tai alerginės reakcijos gali turbūt pasireikšti kiekvienam, bet ką vartojant, bet kurį tą augalą. Ypatingai, jeigu yra padidintas jautrumas asinių šeimos augalams arba lūpažiedžių šeimos augalams. Dažniausiai jiems. Ir solieriniai dar, 3 tokios augalų šeimos, kur įspėjimas apie alerginės reakcijas tikrai yra. Kokios būtų žmonių grupės, kuriem nepatartum galbūt vartoti taip drastiškai tų vaistinių augalų ir galbūt atkreipti dėmesį, ar tikrai yra saugu? Gal yra kažkokios grupės, ar visiems vienodai? Tikrai visiems nevienodai ir čia, gal kaip ir sudėtinga apibendrinti labai, nes tų žmonių toj praktikoje kiekvienas skirtingas. Kiekvienas gydytojas papasakotų, kad tas pats, kad ir konvencinis gydymas, jisai skirtingai sureaguoja. Ir vaistiniai augalai lygiai taip pat. Žmonių, pacientų grupės, kurios, ypatingai atsargiai turėtų vartoti vaistinius augalus, tai visų pirma yra nėščios moteris ir laktuojančios, maitinančios. Ir čia tikrai mamos ir nori to natūralaus, bet tą reikia tikrai labai atsakingai rinktis, kartu konsultuojantis su savo prižiūrinčiu gydytoju, su vaistininku lygiai taip pat. Vaistininkas tikrai yra tas specialistas, į kurį pirmiausia galima kreiptis ir gauti tą kvalifikuotą konsultaciją. Kitos grupės tai yra, žmonės, kur ūminės būklės, ten jau nekalbant apie kaulų lūžius ir skilimus, tai čia jau tikrai jau tepaliukas arnikų jau menkai pagelbės tam kaulų. Galbūt po to jau atsistatant, taip, bet kaulo, kažin ar ten labai sulipdys. Ūminės būklės, miokardo infarktai, situacija, kai jau turi kviesti greitąją ir važiuoti. Laikas yra svarbus. Ir laikas yra svarbus. Tuomet, diabetas. Jeigu tai yra, gerai vaistais kontroliuojama situacija, tai yra viena. Ten galima pridėti kažkokių papildomų augalinių intervencijų, kurios, tą galbūt gliukozės kiekį kraujyje pamažintų ir, sinergiškai suveiktų su tais jau paskirtais vaistais. Arba jeigu yra prastai kontroliuojama situacija, irgi, ar privesti, vadinkim, tai prie tos, normalesnės situacijos. Bet jeigu vartojami tie preparatai, kurie turėtų pagelbėti tai glikacijos kontrolį ir matoma, kad, to efekto reikšmingo nėra, tai ir nereikėtų rizikuoti. Geriau kreiptis gydytojo, endokrinologo konsultacijai, kad, galbūt pakoreguotas būtų farmakoterapinis gydymas. O kaip vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, senyvo amžiaus žmonės, kaip jiems? Taip pat atskiros 2 grupės ir vaikai apskritai, jos dar galima suskirstyti savo augimo tais tarpsniais. Ir jeigu tai pasižiūrėti pačius mažiausius naujagimiai, tai yra iki metų amžiaus, tai yra ypatingai jautri grupė, nebūtų rekomenduojama nepasitarusi pediatrų jokių augalinių preparatų skirti, netgi tai, jeigu yra arbata. Vaikams ypatingai reikia perskaičiuoti dozes, nes vaikai nėra maži suaugę ir tas pats pakelis užplikytas kokių nors čiobrelių arbatos, jisai turi būti praskiestas vaikui atitinkamai pagal jo svorį, amžių ir vien tam, kad išvengtume to kažkokio nenorimo efekto. Ir atrodo, pavyzdys galėtų būti vaistinės melisos, kurios, turi tą ir sedatyvinį poveikį ir mamos tikrai mėgsta šį vaistinį augalą. Ir, ką mes žinom iš tyrimų su gyvūnais, kad tos pačios vaistinės melisos veikia ir skydliaukės veiklą. Ir vieną vakarą, tarkim, padarom stipresnę arbatą ir čia matosi tas efektas geras. Kitą vakarą, trečią, ketvirtą ir taip ilgą laiką. Ir galbūt
tuo metu nebus kažkokio tokio ryškaus, nenorimo poveikio pastebėta, bet ilgalaikiai perspektyvoje tas vaikas su per daug užstimuliuota skydliauke kažkada vėliau gyvenime gali įsivystyti kažkokį... Iš savo vaikystės galiu papasakoti irgi pavyzdį, tikrai kiekvienoj sodybai turbūt melisos auga ir nusiskini lapelius ir tikrai labai skani arbata. Ir vaikystėje aš gan dažnai gerdavau ir dabar, kai tu papasakai, reikia skydliaukę pasitikrinti. Tai va, nes šiaip labai skani arbata, veikia raminančiai ir netgi, sakyčiau, ir skrandžiui, jeigu, sakykime, taip, lygiai taip pat. Uždegimas yra ten po apsinuodėjimo, duodavo ar ten ramunėlio arbatos, ar tos melisos duodavo išgerti, aišku, tokia gal labiau praskiesta, ne tokia intensyvia ir stipria, bet kai tu papasakai ir aš prisiminiau, kiek aš vartojusiu su melisos arbata. Tai viskas priklauso nuo dozės. Tiesa, sena nuo viduramžių, kaip Paracelsas sakė, kad vaistą nuo nuodo skiria tik dozė. Ir tas pats galioja ir vaistiniams augalams. Ir klasika. Jeigu tai nebuvo labai didelė dozė, ten kažkoks vienas lapelis, tai kiek jisai ten sveras, miligramo dalis. Tai, tos rizikos nėra tiek daug, bet jeigu mes jau kalbam apie tokį rimtą, tokį užpilą, kuris pagamintas ilgai laikant ir stengiant ištraukti viską, kas ten įmanoma, kad net jau ant paviršių plaukė plėvelė, čia jau yra stipru. Jau stipru. Taip. O pati vartojimo forma, sakykime, sakai, arbata yra vis tiek ir kapsulių turbūt pavidalu, tas pats pelynas. Ir žmonės klausia, ar čia yra skirtumas, ar aš čia gersiu arbatą, ar čia kokią kapsulę išgersiu su pelynu. Ar yra kažkoks veiklumo skirtumas, pasisavinimas, sakykime, nauda, rizika, vartojant vieną ar kitą formą? Skirtumas yra tikrai didelis, nes jeigu mes įsivaizduojam pirminį objektą vaistinį augalą, tai yra, su visa ta savo biologiškai aktyvių junginių kompozicija, tai yra, toks, vadinkim, kažkoks standartas. Jeigu gaminam arbatą, arbatoje ištirpsta tie junginiai, kurie yra tirpus vandenyje. Ir tai yra mažesnė dalis, negu kad visa ta fitocheminė sudėtis. Tai skirtumas arbata versus augalas tikrai yra. Tai jeigu kapsulė yra sukapsuliuotas pats vaistinis augalas, tai taip, jinai ištirps skrandyje ir jau tada nuo virškinamojo trakto priklausys, kiek ir ko mes pasisavinsim iš to, kas yra visoje toje augalo kompozicijoje. Kita situacija, jeigu mes turime etanolinės ištraukas, tai ten vėl kita kompozicija bus. Tinktūras turiu omeny? Taip, tinktūros tai yra tam tikra preparatų grupė pagaminta ten atitinkamu būdu. Tai ekstraktai, tinktūros viena ir priklauso šiai grupiai. Ir ten bus visai kita sudėtis ir poveikis gali būti kitoks. Dar čia toks, gal labai baisiai atrodo, bet mokslas, farmacijos mokslas ypatingai stengiasi artėti, kad tie vaistiniai augalai, nėra tik tai kažkur ant lentynos pas močiutę kaime. Tai yra ir rimta farmacinės veiklos kryptis, kur ir siekiama standartizacijos, kad turėtume preparatą tokį patį vienos serijos ir kitos, kad turėtume tą patį efektą, galėtume tikėtis tų pačių poveikių ir tų pačių neigiamų poveikių lygiai taip pat. Tai skirtumai yra didžiuliai ir vartojimo trukmė irgi priklauso nuo to, kaip tas preparatas paruoštas. Be pelyno, ką dar parekomenduotum žmonėms, patartum vartoti, jeigu yra virškinimo sutrikimai, skundžiasi refliuksu, pilvo pūtimu, viduriavimu, vidurių užkietėjimu, tokia klasika. Klasika. Šiaip, ką išskirtum iš tokių vaistažolių kiekvienai tai būkliai? Tokių bendrų rekomendacijų, vis tiek norėtųsi konkrečią situaciją matyti. Bet skrandžio veiklos, apskritai virškinimo trakto sutrikimai ir manau ir tikrai daug kas turi vaistinių ramunių, pavyzdžiui, namuose. Tikrai labai universalus vaistinis augalas ir
būtent tam virškimo traktui ir tą apetitą gerinantis ir vidurių pūtimą gali veikti. Kitas gal tie patys kmynai, kur irgi, manau, dažna virtuvė turi tuos kmynus ir naudoja galbūt kulinariniais tikslais, bet pagaminus tą vadinamą arbatą, farmaciškai tai būtų užpilas, jisai irgi tam virškinamajam traktui, turėtų savo vertę. Taip svarstau, kas dar galėtų būti iš namų. Šiek tiek egzotiškiau imbierų šaknis irgi ir virškinamajam traktui, ir esant peršalimo ligoms ir su tuo susijusiems reiškiniams. Kaip mėta? Mėtos, pipirmėtės, melisos, tai čia irgi tokia šeima, tų galų, jie ten pusseserės visas. Pankolis. Pankolis, taip, būtinai pankolis, ir jisai būtent esant vidurių pūtimui ypatingai, nes, mažina tų, žarnyno spazmus ir, padeda taip, gyvenimą palengvinti. Bet yra svarbus momentas ir kalbėjau apie aristolokinę rūgštį. Pankoliai ir ne tik pankoliai, pavyzdžiui, ir bazilikai kaupia tokią biologiškai aktyvią medžiagą vadinamą estragolas. Estragolas irgi nustatyta mėgintuvėliuose ir su gyvūnėliais, kad jisai turi tų genotoksinių savybių. Ir yra tikrai diskutuojama, ypatingai kalbant apie vaikus, turim genotoksinę medžiagą vaistiniam augale. Tai yra 2 organizacijos, kurios svarstė šį klausimą. Tai Europos vaistų agentūra sako, kad yra nustatyta, kokia dozė būtų saugi vartoti. Tai berods tai yra 1 mikrogramas. Tai aš kažkada pasiskaičiavau, kiek tai būtų lygu 4 metų vaikų, tai būtų miligramo dalis. Miligramą. Taip, pagal tą monografiją, bet tai yra skirta vaistiniams preparatams. Vaistiniams, kur žinom ir kokybę, ir visą kitą cheminę sudėtį. EFSA, Europos maisto saugos agentūra, sako, kad geriau mes venkime tų augalų, kurie kaupia šios junginius. Bet vis tiek mes naudojam tos pačius prieskonius, bazilikas. Ten to kenksmingo junginio nebus taip reikšmingai daug. Labai net naudojam baziliką. Taip, daug per virtuvę. Italai kokie, neįsivaizduojam jų virtuvės be bazilikų. Ir, kaip sako, moderation is the key to success. Tai čia tikrai tas taisyklė galioja. Jeigu kalbam apie vaikus, tai ypatingai jautri grupė, reikėtų, geriau rinktis tada vaistinį preparatą, ne maisto papildą ar tiesiog kažkokią žaliavą. Bet jeigu tai yra suaugęs, tai jau ir kūno svoris yra didesnis ir tas poveikis, ten 5 gramai, berods 5 gramai yra vienkartinė dozė pankolių vaisių, ir to tikėtis genotoksinio poveikio, nėra labai realu. Taip. O sena, sakykime, ricinos aliejai, čia vėlgi tuštinimosi visi reikalai, irgi labai mėgstami ir tikrai plačiai taikomi. Taip, kasdieniai praktikoje. Pavasaris ir kaip tik labai aktualu ir taip įsivaizduoju, kolegos vaistininkai jau sulaukia gerbėjų ir norinčių įsigyti preparatų tam reikalai. Senų lapai arba lietuviškai yra labai gražus pavadinimas velniapupės. Ir jos, tas pavadinimas velniapupės. Taip, jos turi, tam tikrą tokį emocinį aspektą. Ir, visai geras tas pavadinimas, nes jisai tokios atsakomybės atneša į tai, kai tu renkiesi. Ir kokybė šių vaistinių augalų yra reglamentuota ir Europos vaistų agentūroje, ir EFSA turi savo nuomonę išreiškusi. Ir tai, kas veikia senų lapuose, yra antrachinonai, vadinami junginiai. Čia gal išgąsdinsiu su tais pavadinimais, bet nereikia jų bijoti, bet kaip ir, aš taip laikausi pozicijos, kad tai yra vaistiniai augalai ir tai verta pagarbos, nesvarbu, kad tai yra augalėlis. Tai lygiai taip pat verta pagarbos, kaip ir tabletė kažkokio cheminio susintetinto vaisto, nes tai irgi cheminė laboratorija.
ir paracetamolis ar antrachinonai. Nu, lygiavertis yra reikalas. Ir ką daro antrachinonai, tai veikia žarnyno gleivinę, gleivinė pradeda sulaikyti vandenį žarnyno spindyje, na ir tos išmatos skystėja ir, na, gaunasi tas vidurius liuosuojantis efektas. Palengvina išsituštinti. Taip. Ir tai jeigu vartojama, tarkim, iki 3 savaičių, ką rekomenduoja Skopas ir Europos vaistų agentūra, tai kaip ir viskas galbūt neblogai. Jeigu yra ūminis vidurių užkietėjimas, kiti variantai nepadeda, tai, na, tikslas pateisina priemonės. Bet jeigu yra vartojama ilgiau negu 21 dieną, tai toks auksinis rekomendacinis standartas, tada pradeda didėti rizikos tokių visai nemalonių poveikių, kai pats žarnynas, jisai praranda savo tonusą, na ir jis pripranta prie to ant senos antrachinonų ir pats jau funkcionuoti, na, nebelabai jau sugeba. Ir čia jau atsiranda sunkumai. Pripratimas atsiranda. Pripratimas. Reikia lygiai taip pat kaip narkotinės medžiagos. Reikia didesnės dozės. Opiatai, pavyzdžiui. Mažytės dozės ten pirmą kartą tikrai suveikia ir medicinoje naudojama puikiai. Ir jeigu ilgą laiką turim Amerikoje opiato krizę, ilgą laiką vartojimą reikia daugiau, stipriau, tai lygiai taip pat veikia ir antrachinonai iš velniapupių lapų. Ir ilgainiui be to, kad tas žarnyno atonija atsiranda ir žarnyno pažeidimai. Tai žarnynas įgauna tokią leopardo printo tokį paveikslą. Aš dar galiu pridurti, kad kai darom kolonoskopiją, tai ilgalaikis būtent šių preparatų vartojimas pakeičia net ir pačią gleivinę, kaip ir sakai, leopardą, bet jinai tokia tampa išrausvai, tokia melsva, tarsi rašalas netgi. Ir tokia raina, marga ta gleivinė. Ir tikrai dažniausiai kaip taisyklė žmonės sako, nu mane vargina, čia visą laiką tas vidurių užkietėjimas, aš jau net nebežinau, ką daryti. Sena ten vartoja dešimtmečiais ir tada kyla man klausimas, o ar nutraukus tą vartojimą ir pakeitus į kitas alternatyvias priemonės, ar gali per laiką tą gleivinę atsistatyti, atgauti savo funkciją? Tas žarnynas, na, jeigu tai yra dešimtmečiai, tai aišku yra įdirbis. Jau atsukti tą laiką yra sudėtingiau ir netgi tas vidurių užkietėjimas gali būti priežastis būtent tie patys senų lapų vartojimas. Ir dar kita svarbu paminėti rizika, tai yra didėjanti žarnyno vėžinių susirgimo rizika. Tai čia yra labai svarbu. Tai jeigu yra pacientas, kuris jau turi tą gerą stažą 10 metų ar ten kažkokį trumpesnį, na, bandant, vadinkim, nueiti nuo to, na, pavojingo netgi, vadinkim, įpročio, na, reikia keisti. Kuo keisti? Visų pirma, na, tokie atrodo paprasti dalykai kaip skaidulos, balkšvųjų gysločių sėklų luobelės, vaisiai, daržovės elementariai garinti, virti, na, kad formuotų tą žarnyno turinį ir jį būtų lengviau pašalinti. Jeigu tai nepadeda, tada, aišku, yra ir vaistiniai preparatai su visokiais makrogoliais, kurie irgi formuoja ir tą minkštumą konsistencijai irgi suteikia. Kaip tik mums kalbant, prisiminiau rabarbarų dar pagrindų yra tabletės. Taip, labai mylimos. Ir labai mylimos ir labai tokios, sakyčiau, netgi veiksmingos, bet vėlgi yra niuansas, kad tai veikia per peristaltiką ir vėlgi gali sukelti tą pripratimą. Taip. Ir tai va čia irgi kur ta riba, kiek saugu tos rabarbarų preparatus vartoti. Turėčiau išskirti, papildant tas senų velniapupių lapų antrachinonų grupę kraupiančius augalus, turėčiau priskirti dar čia ir tos pačius rabarbarus ir šaltekšnio žievę. Tai yra ta pati biologiškai aktyvi medžiaga, kuri ir sukelia tą žarnyno pripratimą, atoniją ir, na, tada jau, na, nusigydymas gaunasi. Tai ar keisti rabarbarais būtų pakeisti tiesiog, na,
kito firminio Iš pavadinimo. vienos blogybės į kitą. Į kitą. Galbūt, jo tas aktyvumas, tas biologinis poveikis, yra skirtingai išreikštas tuo, kad intensyvumą kalbant, jeigu apie taip. Literatūra rašo, kad šaltekšnių žievė būtų kaip ir, mažiausiai rizikinga ir su mažiausiai tų šalutinių reiškinių ilgainiai perspektyvoje. Bet sakyčiau, kad reikėtų keisti į visai kitą farmakologinę grupę ir, kad tas poveikis būtų per kitus mechanizmus. Tai tavo minėtas ricino aliejus. Tai yra visai kitos sudėties augalas. Ir turim tradicinius augalinius vaistinius preparatus, kur žinoma kokybė ir efektyvumas tikrai, jisai reglamentuotas griežtai. Ir ricino aliejuje yra ricinoleinė rūgštis, kuri patekus į žarnyną skyla, susidaro glicerolis ir kita dalis ricinoleno rūgštis, kuri veikia žarnyne esančius, kaip ten vadinasi, E2 receptoriai. Receptorius. Prostaglandino receptorius. Tai uždegiminiai receptoriai, kurie irgi sukelia tą žarnyno peristaltiką ir lengvina tą išsituštinimą. Ir čia toks pakeitimas galėtų būti, aišku, pradedant nuo mažos dozės, švelniai, kad neturėti nemalonių pojūčių, ką sukelia ricino aliejus dažnai, tai yra žarnynų spazmas, skausmas iš esmės. Toks įsipūtimas, spazmas turbūt. Taip, nemalonus reiškiniai. Kiti variantai galėtų būti polisacharidus kaupiančios medžiagos, skaidulos tos pačios minėti, gysločių sėklų labelės, maltos, šitos linų sėmenis. Ir tų, jeigu, ne visi gal turi laiko namuose gamintis, darytis tos kompozicijas, tai tų skaidulų dabar plačiausias pasirinkimas ir jų variantų tikrai daug galim surasti. Paminėjai linų sėmenis, tai tikriausiai ne tik pritaikyt galim ir esant vidurių užkietėjimui, bet ir esant refliuksui. Ir per kokius čia mechanizmus veikia linų sėmenis? Kodėl, irgi tai yra vienas iš tų, sakykime, viena iš tų priemonių, kurią mes galime visą laiką turėti namuose, ar ten sutuštinimas kažkokios bėdos būtų, ar refliuksas, koks tas mechanizmas, kaip viskas vyksta, kokie procesai vyksta, dėl ko iš tiesų tai yra pakankamai geras pasirinkimas. Linų sėmenis, kaip ir visos sėmenis, sėklos, jos yra pasidengusios polisacharidų sluoksniu. Ir jos patekusios linų sėmenis į vandenį pradeda brinkti ir sudaro tokį, kaip kolodinis tirpalas, gaunasi toks kisėlius vadinamas. Ir tas kisėlius, jisai vartojamas toks kaip prevencinė priemonė esant skrandžio gleivinės pažeidimams. Koks poveikis? Tai tie polisacharidas, čia gal reikėtų patikslinti, tai yra didžiulis cukrus, jeigu taip visiškai paprastai. Ir ką jie daro, jie padengia žarnyno gleivinę, nes tai irgi yra polisacharidinės sluoksnis. Ir tą tokį dirginamą poveikį jisai padeda palengvinti. Tai toks kaip pagalbinė priemonė, aš kiek žinau ir praktikoje jinai tikrai naudojama dažnai. Taip. Dar klausimas, nes irgi žmonės klausia, ar tada gamintis tą kisėlių su tom tikrom sėklytėm, nemaltom, ar naudoti maltą formą, nes yra ir malta, ir nemalta. Aš kažkada dariau eksperimentą namuose ir galiu, bent jau iš savo tos eksperimento rezultato pasakyti, kad geriau nemalta, net kažkaip tikėjausi priešingo rezultato, kad, ta pati konsistencija, kai yra sumaltos sėklos, jinai nėra maloni gerti, tos visos, toks kaip smėliukas, tos mažos dalelės, tiesiog menkas malonumas. Nors gal ir šiaip nėra. Tarp dantų ten toks kaip smėlis gaunasi. Nesmagus reikalas. O kai yra sėkla, jinai išbrinksta ir, tas šiek tiek yra maloniau suvartoti. Koks būtų tas receptas, kaip pasigaminti? Jei gerai prisimenu, tai valgoma šaukštas, tai yra 15 gramų linų sėklų ir užpilama
geriau ne virintas vanduo, bet pravėsęs kažkur jau 40 laipsnių temperatūros. Ir būtent tam, kad tie polisacharidai, tos dideli cukrai, kad jie geriau išsiskirtų į tą vandeninę terpę, nes kai yra aukšta temperatūra, tas, iš kitų mokslinių tyrimų žinom, kad, tas išekstragavimas vadinimas vyksta ne taip gerai, kaip su šaltu vandeniu. Ir aišku, užpylus laikyti reikėtų ilgesnį laiką, tai bent kokias 4-6 valandas tikrai. Tai iš vakaro galima pasigaminti ir ryte gerti ant tuščio skrandžio. Taip. Dar kita mėgstama priemonė, kurią vartoja žmonės, kurie turi refliuksą, yra šaltalankio aliejus. Irgi klasika. Ir klausia, tai aš dabar galiu čia tą šaltalankio aliejų gerti ar ne? Nes pats šaltalankis, jeigu tai yra kaip arbata, jinai gan tokia rūgštoka, šiaip malonus, skanus skonis yra, bet jinai tokia gan rūgštoka. O jeigu aliejinė forma, jinai jau netokia agresyvi. Ar kaip čia yra? Labai gerai išskyrei dvi skirtingas situacijas, nes vienaip bus, kai bus aliejus, kitaip, kai bus arbata. Ir, kontraindikacija šaltalankių, aišku, mes jį vertinam kaip uogą, kaip maisto, tikrai vertingas maistinis elementas mityboje ir ypatingai mūsų šiaurės kraštuose, kur mes, neturim tiek daug pasirinkimo, bet šaltalankiai tai yra tikrai auksas ir juos turėti ir per žiemą vartoti vietoj multivitaminų tikrai yra verta. Įspėjimas galbūt galėtų būti tiems žmonėms, kurie turi kasos veiklos sutrikimų ir tulžies pūslės sutrikimų. Jeigu tai yra kalba apie aliejų, nes, apskritai gal ir dietologai sakytų, kad, vengti riebaus maisto, kad, jo nepašalinti galbūt visiškai, bet tas kiekis turėtų būti mažesnis. Bet jeigu šito nėra, tai aliejuje būtų, aišku, ir tie visi riebalai gerieji, vitaminas A, E ir, toks uždegimą mažinantis poveikis, tikrai mes jo galima tikėtis, jeigu aliejus yra kokybiškas. Tikrai, kiek mes matom, mūsų fakultete atliekami tyrimai, yra tokių situacijų, kai rinkoje esantis preparatai, konkrečiu tuo atveju, kurį aš dabar žinau, tai yra nevaistinėje įsigytas preparatas, nes būna ir galima ir turguje, ir kur tik nori įsigyti. Tai tiesiog sudėtyje, jei ištyrus laboratoriją, nustatom, kad tai yra tiesiog vitaminas E ir kažkoks aliejus, gal saulėgrąžų. Tai tų padirbinių tikrai irgi pasitaiko. Tai geriau rinktis geros kokybės šaltalankio aliejų. Galbūt kažkas spaudžia patys ir tikrai, žinom, prie akių išspaudė. Tai tikrai ten bus tas, kas ir turėtų būti. Taip. Ką dar patartum esant refliuksui iš tokių irgi priemonių, kaip, sakykime, linų semenų kisielius, šaltalankio aliejus, gal dar būt kažką galima būtų irgi įterpti, pabandyti? Tai, skrandžio gleivinės pažeidimas, tai pradėti reikėtų nuo šito. Tai jau kalbėjom polisacharidus ir linų sėmenis. Kiti polisacharidus kaupiantys vaistiniai augalai galėtų būti svilaružių šaknis. Irgi gaminamas užpilas, lygiai taip pat paliekant per naktį ir, geriant tokį irgi gaunas toksai, irgi kisieliškas toksai gaminukas. Dar kas staigi net neteina galva. Tokie būtų kaip ir pagrindiniai turbūt. Pagrindiniai šitie du tikrai, bet jų tikrai dar yra daugiau, tiesiog galva kažkokį turi stabdį. O kaip, sakykime, čia gal irgi truputėlį šoną nukrypstant, nes kalbėjom apie šaltalankius, yra dargi putinas, spanguolės, ar kažkaip virškinimui čia turi įtakos ar daugiau imuniniai sistemai? Spanguolės, jos vien dėl to, kad yra rūgščios, jos turės tą, skrandžio sekreciją skatinantį poveikį. Tai jeigu gleivinė yra pažeista, galbūt žmogui, patys tiesiog pajaustų, kad, čia netinka. Vėlgi, ar kalbam apie tiesiog spanguolės, ar ten pirktas sultis parduotuvės lentynoje, kur yra ir cukraus, ten gal
daug, nežinau dabar kiek konkrečiai. Tai, tiesiog tai yra spanguolių skonio gėrimas, nes spanguolių sultis, gal taip neatsakyti reiktų. Jeigu tai nektaras, tai tik tai 30% turėtų būti to pačios spanguolės. Bet jeigu tai yra pati spanguolė, situacija jau kiek kita. Ir tas poveikis jos pagal tai, kas yra geriausiai išnagrinėta, tai yra šlapimo takų ligos. Tai visa gleivinės uždegimai ir cistitai ir visa, kas tik tai nori. Ir pagrindinis aktyvus komponentas yra fenoliniai junginiai, arbutinas, kuris, turi tą tokį, vadinkim, dezinfekcinį poveikį ir, jeigu tai yra bakterija, jai trukdo prisikabinti prie šlapimo takų gleivinės, ir tokiu būdu, jeigu, laikantis rekomendacijų, vartojamas atitinkamas vandens kiekis, greičiau išplaunamas tas šlapimo takų. Nes yra spanguolių arbatos ir ne tik turbūt. Tai arbatos, tikrai žinau, yra ten toks kaip sirupas pagamintas, tai nesu įsigilinus dabar į tą konkrečią sudėtį, bet tai irgi, cukrus ir ta spanguolė, kiek ten tos spanguolės. Tai geriau tada, jeigu tai kalba eina apie šlapimo takų uždegimus, jau konkreti situacija arba prevencija, tai geriau tiesiog elementariai uogų sultis patys pasiimti, susiploti tą uogas, net nereikia sulčiaspaudės, gali tiesiog susitirinti ir suvartoti. Taip. Kalbant apie sąveikas, vaistažolių, vaistinių, tų augalų ir vaistų, chemopreparatų, ar galimos jos ir galbūt pati esi pastebėjusi dažniausias tas sąveikas, kurios gali būti ir kada jau reikėtų tų atsargumo priemonių laikytis? Yra tikrai rimtas reikalas sąveikos ir vėlgi kalbėjom, kad tai yra daugiakomponentis objektas, vaistinis augalas, ir tie, vadinkim, cheminiai vaistai, konvencinis gydymas. Ir taip galvodama, kaip paaiškinti tas sąveikas, galvojau, kokį čia dabar metaforą sugalvoti ir sugalvojau, kad tai būtų galima palyginti su supinėm. Jeigu mes išeitume pasivaikščioti ir pamatytumėm supinės ir aš atsisėsčiau suptis ir tu galėtum man padėti suptis aukščiau arba stabdyti, kad man nepavyktų aukščiau įsisupti. Tai panašiai yra su sąveikom. Kartu sąveikaudami cheminiai vaistai ir vaistiniai augalai, jie poveikį gali papildyti, gaunasi sinerginis poveikis, įsisupimas aukštesnis gaunasi. Ir, priklauso, ar mes norim, ar nenorim. Čia irgi reikia įvertinti. Arba gali stabdyti to cheminio vaisto veikimą ir, tokiu atveju būtų nepasiekiamas tas terapinis tikslas. Ir priklauso nuo situacijos. Jeigu tai yra, tarkim, glikacijos kontrolė, gliukozės kiekis kraujyje ir, jisai, kažko dar trūksta, dar galėtų būti geresnis. Tai tas sinerginis poveikis, jisai tikrai, galbūt ir būtų vertingas. Bet jeigu yra jau sukontroliuota ir viskas gerai ir dar pridėjus kažkokį hipoglikeminių poveikių pasižyminti vaistinį augalą, mes jį galima gauti jau į tą nelabai gerą pusę. Kitas pavyzdys ir kas tikrai reikia atkreipti dėmesį, tai psichikos sveikata ir visi antidepresantai ir nervų sistemą veikiantis vaistai. Ir čia yra dažniausia rizika ir kas pas mus tikrai labai mėgstamas augalas yra jonažolės. Ir sąveikoje kartu su tricikliais antidepresantais ir monoaminooksidazės grupės ir serotonino reabsorbcijos inhibitoriais tas poveikis stiprėja. Tokioj situacijoje, jeigu tos supinės įsisiūbuoja per stipriai, galima nukristi ir turėti serotoninerginį sindromą. Tai visi nemalonus reiškiniai, kas su to susiję. Bet tokioj situacijoje galbūt tada būtų galima mažinti to cheminio vaisto dozę, jeigu yra toks tikslas. Ir taip derinant, aišku, tam labai reikia turėti savo komandą, gydytoją, kuris prižiūrintis, su kuriuo pagalba tai būtų galima atlikti. O,
tikrai ne pačiam bandyti nuspręsti tą. Tas pats pelynas, man rodos, irgi turi sąveiką su kraują skystinančiais vaistais. Taip, viena iš pagrindinių sąveikų, kur gal 95% vaistinių augalų tai sąveikos su kraują skystinančiais vaistais. Tai bendrinė rekomendacija bet kokius vaistinius augalus nustoti vartoti 2 savaitės iki kažkokių chirurginių intervencijų. Ir turim labai realų pavyzdį Kauno klinikose. Buvo tiesiog planinė operacija, žmogus ruošėsi operacijai ir aišku, buvo žiemos gal metas ir žmonės tikrai sveikatinasi ir geriausių tikslų vedini. Ir jisai profilaktiškai suvalgydavo po kelias skilteles česnako per dieną. Ir nieko net neįtartum, o pats česnakas jisai kuo puikiausiai skysina kraują. Ir toj konkrečioj situacijoje gydytojai susidūrė, kad kraujavimas ir jisai yra stipresnis negu kad mes jį galėtume tikėtis turim. Tai po to tik tai išaiškėjo, kad šitas česnakas, bet tikrai realus dalykas, nors atrodo česnakas, kas tai yra. Tai gal galim pakeisti tada kraują skystinančius vaistus vartodami česnakus, jeigu toleruojam, ar ne? Bet čia tada būtų labai šaunu, jeigu mums užtektų tik augalinių preparatų ir gal mums net ir nebūtų reikėję išrasti tų vaistų, bet per praktiką ir buvo pastebėta, kad matyt neužtenka to česnako. Jeigu tai yra širdies kraujagyslių ligos ir rizika numirti, sakykim taip, česnako neužteks. Griežtai česnako tikrai gali neužtekti. Ir visą laiką, ir klinikiniai praktikoje, aš manau, visą laiką sveriama tas naudos rizikos santykis. Taip, kad nepakenkti pirmiausia. Taip, svarbiausia taisyklė. Dar tai prisiminiau, bekalbant, kad nepalietėm kepenų, nes yra tikrai nuomonių, kad vartok ciberžolę ir tavo kepenys bus sveikos. Oi, ciberžolės yra puikus vaistinis augalas, bet jisai turi savo paskirtį ir laiką, kada jisai yra tinkamas. Ir irgi reikia išskirti, ar tai yra ciberžolė, kurią mes tiesiog kažkokioje parduotuvėje nusiperkam šaknį, ar tai yra standartizuotas kurkuminoidų ekstraktas. Kas yra tikrai gerai ištirta ir žinoma, turim tikrai stiprių įrodymų, kad kurkuminoidai veikia ir uždegiminę situaciją, ir net kraujo rodiklius gali veikti, ir puikus dalykas vienok. Iš kitos pusės yra ciberžolė ir čia turim kompleksinę situaciją. Tai nėra, jeigu turim standartizuotą kurkuminoidų preparatą, tai yra vienoks poveikis, nes tie kurkuminoidai šiaip jie yra, kas yra problema su jais, jie yra labai nestabilus, tai juos reikia tam tikrų būdų technologiškai paruošti, kad jie patekę į organizmą ir atliktų tą norimą darbą, kurio mes norim pasiekti. Tokį ir tikimės. Kai turim šaknį, tai jokių būdų nereiškia, kad tai yra blogiau. Tai yra tiesiog platesnė sudėtis. Ir buvau radus tokį labai įdomų tyrimą, išskirtą iš ciberžolių šaknų kurkuminoidai, tie, kurie yra standartizuojami ir vaistinius preparatus dedami, ir ištirtas kurkuminoidų poveikis ir tai, kas liko. Ir tai, kas liko, taip pat turi poveikį ir uždegiminiams rodikliams, ir netgi vėžinių ląstelių ten regeneracijai. Tai čia būtų galima sakyti, kad ne tik kepenims būtų kaip poveikis apskritai prieš uždegiminis poveikis. Taip. Kepenys, taip, aišku, jos bus veikiamos vienaip ar kitaip, turės darbelį tą papildomą. Nes mūsų laboratorija mūsų cheminė turės tą augalinę cheminę laboratoriją neutralizuoti, taip irgi galim poetiškai pasakyti. Bet kai turim tą būtent šaknų situaciją, tai nėra kontroliuotas stabilumas, tie kurkuminoidai, jie nėra stabilus, tai pagrindinis kelias, kaip jie veikia, tai yra per žarnyną. Mikrobiota pasiema tos kurkuminoidus, kurie, yra gal suskilę jau tam kelyje nuo skrandžio iki žarnyno ir
yra vertė mikroflorai. Mikrofloras dabar vertė visai sveikatai jau dabar ypatingai plačiai Labai daug diskutuojama. tyrinėjimo. Ir plačiai. tikrai vertė tame yra, bet jeigu norim pasiekti konkretų tikslą, kai reikia patekti į kraują, tai tada jau reikia standartizuoto ekstrakto, kur yra, pagaminta taip, kad mes ir gautume tą biologiškai aktyvią medžiagą į kraują, ko mes ir siekiam. Kalbėjom apie arbatas. Pereikim prie kavos. Gal yra kažkokių alternatyvų, nes yra žmonių, kurie negali gerti tos, klasikinės, pavadinkim taip, kavos ir tikrai simptomai atsiranda ir tas pats refliuksas atsiranda, ar ten gertų su pieno ar be pieno. Gal turi kažkokių patarimų, į ką keisti? Kažkaip tie patarimai, man toks patarimais kelias į pragarą grįstas. Tas geras pasakymas. Tai Bus tiesiog kaip su velnepupė. Tikrai, dabar ypatingai paskutiniu metu, gal jau dabar kažkaip apsiraminę, bet prieš kokius porą metų jau toks buvo bumas, kava lygu blogis, kažkaip labai labai stipriai. Ir, natūralu, žmonės gyvena greitą gyvenimo būdą, turbo režime ir, norint išgyventi, reikia dopingo, pavadinkim taip. Ir gyventi tam turbo tam režime. Tai, kava tą funkciją atlieka, bet ilgainiui pastebėjo žmonės, kad, man jau čia biškai nelabai gerai skrandukui, jau čia širdelė nelabai gerai. Ir natūraliai jau tada pradėjai galvoti, ką aš ne taip darau. Ir pagrindinis kažkaip tas kaltininkas pasirodė, kad tai yra kofeinas ir visi jį apkaltino, bet kavos pupeliai dar yra visa kita puokštė junginių, kuri lygiai taip pat turi kažkokį savo konkretų poveikį. Ir, pradėjo paieškos arba tiesiog kitą kartą ir atsiminimas, ką mes dar turim. Tai ką mes dar turim, tai ir iš mūsų tradicijos ir istorinės patirties, netokios ir senos, kai tiesiog kavos trūkdavo, ką mes gerdavom. Tai miežių arbatos, skrudinti miežiai, morkų, dabar vadinama kava, cikorijų kava, kiaulpienių šaknų kava, varnalėšų šaknų kava. Jos nebus ta kava, kaip mes įpratę prie tos kafėja arabika, tai yra visai kita cheminė sudėtis ir tai yra be kofeino, bet kažkiek gal primena, tas skonis kažkiek primena ir, taip leidžia save apgauti ir pakeisti iš esmės. Esu gerus cikorijos, tai neapgavau savęs. Visiškai neapgavau ir vis tiek grįžau prie... Skirtumas tikrai yra skirtumas. Taip, gal kitą kartą reikia priprasti, bet šiaip bendrai pakeitalioti ir duoti savo tam organizmui įvairovę tikrai yra verta, nes kitą kartą vakare, taip norėtųsi kavos, bet jau vakaras, gal jau neužmigsiu, tai čia jau tas variantas, tai yra tobulas. Aš tai sakau, kai nori miego, tai ir užmiegi ir su ta kava. Taip. Po kavos puodelio. Aišku, yra ir žmonės, kurie gali po kavos puodelio eiti ramiausiai miegoti ir jokių problemų. O kaip mačia? Taip, ir čia kitas variantai, kurie turi tą skatinantį poveikį dėl kofeino, tai yra žalioji arbata. Žalioji arbatoje ir yra ta mačia. Tai yra kininio arbatmedžio lapai sutrinti iki labai smulkios frakcijos ir ten tie augaliukai auginami specialiom sąlygom šešėlyje, kad sukauptų daugiau tų medžiagų ir būtų tas poveikis stipresnis. Ir čia toks gaunasi, aišku, ta visa bendra kompozicija yra visiškai skirtinga nuo kavos, gal jinai tų rūgštinių medžiagų gal mažiau, bet ten taip pat yra kofeino. Šalia to kofeino L-teaninas yra, kuris, gali irgi turėti tą žvalinantį ir kognityvinės funkcijas gerinti poveikį turėti. Ir čia, vieną pakeičiame kitu, plus L-teaninas. Tai yra tas pats kofeinas, nesvarbu ar kavos puodelį, ar arbatos puodelį. Skiriasi galbūt tik dozės. Tai mes galim dėti tokį kaip lygybės ženklą tada? Tokį iš dalies. Daugiau lygų, tokį kažkokį, nes kofeinas yra lygų, bet L-teaninas yra, jisai sušvelnina tą kofeino poveikį, jeigu taip visiškai farmakologiškai, kofeinas per
berods pusę valandos pasiekia savo maksimumą kraujyje ir tada taip ganėtinai staiga krenta. Ir kaip tai matosi, pasijaučia, praktikoje, tai yra toks nuovargis, toks visai jeigu nebeturiu, tada reikia saldumynų. O L-tianinas irgi, jisai į savo maksimumą pasiekia ten per valandą ar 2. Aš taip galvoju, paišau tą visą diagramą, kaip publikacijos paišo. Ir, tas skirtimas gaunasi netoks staigus. Ir taip, toks gal savotiškas privalumas. Palankiau, taip. Bet mes galim neapsiriboti vien tik kofeinu. Dar yra kitos, turinčios stimulacinį poveikį vaistinės žaliavos. Pavyzdžiui, bakopa monierė, tai dabar aš neatsimenu, kaip lietuviškai vadinasi, bakopa, vadinkim taip. Ir jos dabar neseniai išleistas yra monografija Euroskopo, kur, paskirtis tai yra būtent tų kognityvinių funkcijų palaikymas. Variantas. Kitos dar yra matė. Iš Pietų Amerikos irgi ten berods yra ir kofeinas, ir kas yra svarbu, kad nereikėtų jos gerti labai karštos. Labai įdomus dalykas. Arbata atrodo visi užsipilam už 100 laipsnių, galbūt mačiai, aišku, atitinkamai 80, čia jau ir tradicija, ir mokslas jau susijungia. Tas yra labai svarbu, kad neužkaitinti daug, nes prarasim veikliąsias suskyla kitos medžiagos. Bet, pavyzdžiui, matė, irgi dabar neseniai skaičiau konferencijoje, klausiau paskaitą, kad jos karštos negalima gerti. Aišku, tas žvalumas jisai bus, bet ilgalaikiai perspektyvoje yra nelabai palankus poveikis burnos gleiviniai. Ir koks tai poveikis, tai yra, karcinogenezės skatinimas. Netgi šitai. Vien dėl to, kad yra karštame vandenyje ekstrahuoja tam tikri junginiai, kurie pasižymi tuo poveikiu. Tai burnos vėžys gali įsivystyti? Jeigu ilgą laiką su įdirbiu 10 metų, galime tikėtis, taip. Bet jeigu nuvažiuosim į Pietų Ameriką, tai tikrai nėra karštas gėrimas vartojimas. Jos ten to žolės prigrūsta yra daug, bet tai nėra karštas. Tai ta tradicija, jinai mus mokina, bet ją reikia taip vertinti ir kaip įkvėpimą, ir kaip pamokymą, bet ne kaip visą atsakymą pateikianti. Grįžtant prie kirminų temos, truputėlį irgi palėtėm, tai pelyną paminėjom vieną iš tokių, kad kaip ir galėtų, bet nėra tų tokių tyrimų labai svarių įrodytų. Ką dar? Esu girdėjusi lyg česnakai, išsitrink ten delnus padus česnakais ir ten kirmelių kaip nebūta. Ką dar patartum iš tokių natūralių, saugių priemonių? Per odą, tai kažin, ar ten pasieks tos kirminėlius, jeigu jų ten tikrai yra, kažin. Odoje ten kas yra, taip, galim sakyti. Bet esi girdėjus tokių, kad... Šito nesu, bet tikrai įdomus variantas. Ką esu girdėjus, tai ten iš vis buvo fantasmagorija, kad česnakus tiesiai per rektalinę angą dedasi. Per ten? Taip. Wow. Tai čia yra ekstremalu. Net nežinant ten farmakologiją, kas vyksta. Ir kaip? Padėjo, nepadėjo? Nežinau, bet sakyčiau, būtų vertingiau to nedaryti. Geriau svetimkūnių ten nedėti. Ne vieta. Net jeigu tai yra česnakas. Ne per tą pusę. Kiti antihelmintinių poveikių pasižymintis vaistiniai augalai galėtų būti bitkreslės, gvazdikėliai, šitų, pamiršau lietuvišką pavadinimą, moliūgų sėklos, voveraitės, džiovintos smulkintos, kas čia dar? Gal yra ir daugiau, tiesiog neatsigamina. Ir jos skirtingus dalykus kaupia ir skirtingas poveikis, užfiksuotas mėgintuvėliuose ir su gyvūnėliais. Toks, jeigu mes tikrai turim nustatytą su laboratoriniais tyrimais kirmėlinę infekciją, tai, gal nereikėtų laukti ir tiesiog išgerti tą kursą.
vaistų. Juolab, kad tie vaistai būtent skirti kirmėlėms, jie nepatenka į kraują. Jeigu patenka labai labai nedidelis kiekis, tas vaistas, ar tai pirantelis, ar kiti, jie sukurti, kad veiktų būtent žarnyne ir būtent tą mūsų prašytą ar neprašytą svečią. Netgi ne visus tos prašytus ar neprašytus svečius veikia būtent tas vaistas. Taip. Kartais tenka paskirti visiškai kitokius pagal rūšį pačią. Taip, čia priklauso parazitų ir kirmėlių. Ir visuomeniai tikrai yra irgi tokių nuomonių, kad jei ten turi šuniuką, kačiuką, ten augintinį kokį, tai čia visiems dabar reikia profilaktiškai eiti ir kirmintis, nusikirminti. Tai čia... Bet jeigu nebus elementarios higienos ir, tarkim, tas kačiukas šuniukas irgi nebus nukirmintas, tai ar tas, tų vaistų išgerimas, Taip, ar ten profilaktiškai česnakų valgymas, ar dar kažkas, tai išspręs problemą. Tai puikiai pastebėta. tą pačią vieną dieną išgerus vaistą, kitą dieną gali užsikrėsti, jeigu yra priežastis tos infekcijos dar aplinkoje. Tai mes, šiuolaikiniai Lietuvoje, jeigu pasižiūrėtume pasaulio žemėlapius, Lietuva nepatenka į tą šalių grupę, kur reikia profilaktiškai vartoti. Pagal tos mūsų konvencinės medicinos, kur daug tyrimų daroma. Yra šalių, kur reikia. Tai koks Pakistanas, kur tos higieno sąlygos yra gal netokios geros. Bet pasižiūrėkim, kaip mes gyvenam, didesnė dalis. Turim tualetus. Nelaukia jau, dabar netgi ir nebegalima to daryti. Šuniukus, kas turim, dabar jau kažkaip jau kultūra atsiranda susirinkti ekskrementus į maišiukus išmesti. Ir plaunam daržovės, vaisius, plaunam rankas, jau po pandemijos tikrai atrodo, tikiuosi taip didesnė dalis išmoko ir dar prisimena ir taiko. Tai smėlio dėžės uždėti. Smėlio dėžės irgi svarbu. Katinėlis gali ateiti, palikti dovanėlę, po to ateiti vaikai. Tai tų priemonių tikrai yra taikoma plačiai ir mes tų tikimybės susitikti tą savo neplanuojamą, nenorimą svečią parsinešti savo žarnyną, yra tikrai nedidelė. Gerai, pati turiu šunį, tas šuniukas, jisai vaikšto ten, teoriškai galbūt kažkas patenka ant tos letenėlės. Grįžus galim ir reikėtų tą daryti, nuvalyti letenėlės šuniukui. Dabar žiemos laikotarpis tai ypatingai ir druskos, ir nuplauti reikėtų tikrai. Žodžiu, įdėti pastangų toje priežiūroje ir prevencijoje. Taip. Gerai, jeigu visą tą darom, bet vis tiek norim, tikrai yra tokių situacijų, nuvartokit, jeigu jums, vien psichologiškai padės. Virškinimo traktą tikrai veiks ir pasijaus per tai, kad, čia kažkaip jaučiu, kad jį kažkaip geriau virškina, kažkaip, žarnynas kitaip. Tas poveikis, jisai, bus dėl tų kažkokių sukauptų biologiškai aktyvių junginių mikso, jisai bus, bet ar jisai tikrai paveiks tas kirmėles, viskas priklauso nuo koncentracijos. Dar tokia tema norėčiau irgi paliesti, nes yra proga ir galimybė paklausti tavęs kanapės. Taip. Kanapės už ar prieš, kada medicinoje mes galim pritaikyti būtent kanabioidus. Labai aktuali ir daug mūšių diskusijų, daug kelianti tema. Taip, ir netgi pačiai vizituojantis Europos vaisto agentūrai komitete augalinių vaistinių preparatų mes irgi turėjom diskusiją. Ir, reikia žiūrėti į situaciją realiai. Taip, tai yra atraktyvu. Dabar gal ir visai įdomu pabandyti. Bet, turim, jeigu tai yra visas vaistinis augalas su visa savo sudėtimi, jeigu tai yra kontroliuojama sudėtis, kai žinoma, ten yra šitam preparate tiek ir tiek, to ir to. Ir mes galime, prognozuoti poveikį. Tai galbūt tam tikrose situacijose, tarkim, sunkiai vaistais kontroliuojamas koks nors psichikos sveikatos sutrikimas. Kodėlgi ne? Bet jeigu mes ateinam prie tiesiog rekreacijos,
na, čia yra kita situacija. Ir yra du variantai. Arba mes turim tą gerai, ištirtą, įvertintą kokybišką žaliavą, kur yra žinoma sudėtis, ir ta, kuri yra kažkur kieme, įsigyta, neaišku kur, ir ten neaišku kas yra, kur užauginta, o galbūt apipurkšta kažkuo, ir poveikiai gali būti top, ko net galima nesitikėti. Tai rekreacijos tikslais, aš nepalaikyčiau šito pasirinkimo. Aišku, gal galima apkaltinti labai konservatyvių požiūrį, bet aš remiuosi tuo, kad yra rizika ilgalaikiai psichikos sveikatai. Ir ką rodo didžiuliai epidemiologiniai tyrimai, tai didėjanti rizika šizofrenijos berods diagnozės, atminties sutrikimai. Atminties sutrikimai, kai kurie tyrimai sako, kad galbūt jeigu mes nutrauksime ir ilgainiui galbūt jie atsistatys į pradinį būvį. Bet jeigu tai yra pastovus, tai aš matyčiau daugiau rizikų negu kad naudų. O kaip onkologiniams pacientams skausmo kontrolė? Čia yra ta situacija, kai yra rizikos naudos santykis. Ir tikrai žinau ir realių situacijų, pačiai stažuojantis Čekijoje, mūsų praktikos vadovas pasakojo. Čekija šiaip yra labai progresyvus, jie turi įsiteisinę šitos reikalus. Ir net čia jau tų metų praėję ir pasakojo, sako, turėjom klinikinę situaciją, onkologinis pacientas, skausmas, ir tik tai padėjo net kažkaip oriai tą gyvenimą pagyventi iki to, kai reikėjo atsisveikinti. Taip. Tikslas pateisina priemonės, nes situacija yra kritinė, žmogaus gyvenimo kokybė. Ar jisai per dienas pats kankinsis ir galbūt artimieji kankinsis. Ir jeigu turim kokybę, tai galbūt ta situacija ir būtų verta tos rizikos. O kaip aguonos, sakykime, vis tiek kaip opiatas, sakykime? Taip, jeigu kalbam apie sėklas, pačiose sėklose tų opiatų yra, bet labai labai nedideli kiekiai. Ir kažkada skaičiavau, norint gauti kliniškai efektyvę opiatų dozę, reikėtų suvalgyti ar tai 5 tonas aguonų sėklų. Praktikoje labai abejotinai reali situacija. Tai nuo bandelės su aguonom nieko nesitiks. Ir dar rizika, kad užkietės viduriai. Bet nuo bandelės su aguonom, jeigu mes esam tiesiog, aš ir tu, ir mes tiesiog nueisim kavos atsigerti, viskas yra gerai. Bet jeigu mes kalbame apie aukšto meistriškumo sportininkus, dabar ką tik pasibaigė žiemos olimpinės varžybos, netgi ta bandelė su aguonomis, ji duos pozityvų opioidų testo rezultatą. Taip, ir tą reikia įvertinti. Taip. Tai visiškai jau pabaigai, kaip tau atrodo, tai fitoterapija pakeis tradicinę mediciną, ar tai daugiau kaip papildoma priemonė, kuri gali sumažinti galbūt tų chemopreparatų vartojimą, dozes, kaip tau atrodo? Aš labai kažkaip palaikau tą poziciją, tokį įsivaizdavimą turiu, kad visa medicina, sveikatos sistema yra didžiulė ekologinė sistema, kur yra ir skaidytojai, ir gamintojai, ir augintojai, ir visas, kas didžiulė puokštė. Ir visa ta sistema kartu jinai praktikoje gyvena, nepaisant to, kiek mes turim tų įrodymų. Ir jeigu turėdama pakankamas žinias, derindami tą konvencinę mediciną ir tą papildomą, tai yra Lietuvoje, tai skaitosi papildoma ir alternatyvioji sveikatos priežiūra, mes galime tikėtis geresnių efektų. Tas pats helikobakteris, galime tikėtis geresnio rezultato, vartojant kartu tą konvencinį gydymą ir kartu augalinį. Valio. Ir tik tai reikia turėti tą supratimą, kas tai yra, kad tai nėra šventa dvasia, nors galbūt ir jinai veikia, ir Dievo valia, bet yra ir chemija, kurią reikia įvertinti konkrečioje situacijoje ir nuspręsti, kur ta rizika, kur ta nauda. Ir aš taip
Net neabejoju, dabar medicina eina į tą ypatingai personalizuotą mediciną, biologinių preparatų kasmet vis daugiau išregistruodama. Super. Tik tai džiaugtis reikia. Taip. Bet aš tikrai tikiu, kad ir ateityje vaistiniai augalai, tyrimai, tie dirvonai dar yra labai daug kur nerti ir mes dar tikrai turim daug ką sužinoti. Ir tai vis tiek turės savo vaidmenį. Gal tai nebus pagrindinis terapinis pasirinkimas. Galbūt ne visose situacijose reikia tos farmakoterapinio efekto, kur yra, tikrai Taip. kaip kirvinų kirsta. Ir tos subklinikinės situacijos, čia galbūt ir būtų ta niša, kur būtų galima ir tos vaistinius augalus. Bet Helicobacter pylori gydymo standartinio dar nepakeisti, kaip minėjai. Tai gali būti kaip papildanti priemonė, kuri galbūt sustiprina tų standartinių vaistų vartojimą, išnaikinimo dažnį pagerina, galbūt šalutinės reakcijas netgi gali sumažinti. Taip. Ir gal pati kažką nuo savęs paminėtum, ką patartum gal prie to tradicinio standartinio gydymo? Pagal tai, kas yra, ką aš pati pastebiu populiarioj, nespaudoju, bet forumai tikrai žmonės dalinasi vairiausiais patarimais. Populiariausi yra propolis, mastika, po to juodgrūdžių aliejus, juodgrūdžių sėklos ir dar kažkoks ketvirtas, neprisimenu. Ir ką mes turim iš tų klinikinių tyrimų, tokį tvirčiausią pagrindą turi propolis. Ir klinikinėse situacijose, kai jau yra taikomas tas kondensinis gydymas, klaritromicinas, azitromicinas, omeprazolis, ta gydymo sėkmė yra didesnė keliasdešimt procentų. Super. Tai kodėlgi ne, bet jeigu turim tik tai mono, čia galim neturėti to pakankamo terapinio efekto ilgalaikio. Aš esu pastebėjusi, kad užmaskuoja tiesiog net ir tyrimo atsakymus, nes tos medžiagos kažkiek veikia baktericidiškai, ją prislopina, tada testai rodo, kad jos kaip ir nėra, pavyko mums išnaikinti čia su natūraliom priemonėm, bet darant kitą tyrimą, tarkim endoskopinį tyrimą, paėmus biopsijas, mes randam tą bakteriją. Ir tada gaunasi toks kaip savęs apgavimas, kad tu galvoji, kad tu išsinaikinai. Tai aš irgi pritarčiau tam momentui, kad šalia to konservatyvaus gydymo gali eiti papildomos priemonės, bet kad vien tai pakeis konservatyvų gydymą, tai žinom ko puikiausiai, kad visos bakterijos gydomos antibakteriniais vaistais. Taip, ir kaip visur klinikinėse situacijoje, vertinam tą riziką ir naudą. Tai kai ant lėkštutės turim vėžinį susirgymą ir tiesiog kokybišką gyvenimą. Tai ten, aišku, tas gydymo trukmė yra ilga. Čia jau tu gal daugiau išsamiau papasakotum. Ta gydymo trukmė nėra labai ilga, 14 dienų kursas pagrindinis tas. Gydymo trukmė, sakyčiau, ilga būtų, jeigu ten 3 mėnesius turėtum gerti tos vaistus. Bet yra 14 dienų ir jeigu žmogus tikrai nėra ten vartojęs paskutiniu metu antibiotikų, kad ten būtų kažkokių rimtų šalutinių reakcijų, dažniausiai mes nepastebim. Bet visada perspėjam pacientus, kad gali būti kartumas, šleikštulys, papykinimas, tai nereiškia, kad tą gydymą, reikia nutraukti. Nes nutraukus gali įsivystyti atsparumas antibiotikams ir turėsim kitą problemą, kad neišnaikinsim ir tada tikrai reikės tos kitos gydymo schemos. Ir tada vėl atsparumo visą problemą. Taip. Tai dabar netgi ir lapkričio mėnesį išėjo nauja meta-analizė, kad jau net reikėtų ir pridėti Saccharomyces boulardii mieles, nes iš tiesų pagerina tą išnaikinimo dažnį ir sumažina šalutinių reakcijų tikimybę. Tai kaip ir tu minėjai, irgi yra ta alternatyva, kurią irgi būtų galima pridėti tam, kad pagerinti tą išnaikinimo dažnį iš pirmo karto, kad žmogui po to vėl nereikėtų vartoti. Ir tas yra ir psichologinis momentas, jo tikrai negalima atmesti. Aš taip visą laiką savo galvoju, žmogus yra stalas ant 3 kojų. Taip. Tai nėra tik kaulai ir mėsa. Yra ir biochemija, ir yra psichologija. Ir jinai tokia yra svarbi, galbūt ne visą laiką įvertinama. Ir tikrai gal ir tu patvirtintum, kad
labai svarbu pacientui yra bendravimas. Taip. Ir čia tokia situacija gaunasi, kitą kartą gydytojas užverstas biurokratiniu darbu, jis net neturi kada pasižiūrėti pacientą. Ir žmogus atėjęs, jisai tikisi pagalbos ir kai jisai jos negauna, na, atitinkamai ta gydymo sėkmė nukenčia. Taip. Ir konkrečiai šitoj situacijai Helicobacter, na taip, žmonės bijo, yra tas nerimas, ilgai nuvartojami antibiotikai, bet aš taip manau, jeigu yra ryšys su gydytoju, pasitikėjimas, Paaiškinimas, kas ne tavęs tik laukia. gydytoju, galbūt gydytojas nespėjo, galbūt vaistininkas spės, tas laikas ne tiek reglamentuojamas vaistiniai. Ir, na, tą pasitikėjimą turint ir tą ryšį užmezgus, mes tikrai galim pasiekti geresnių tų terapinių efektų. Bet būna tokių situacijų, kad ateina į vaistinę su receptais ir vaistininkas sako, kokie stiprus tau antibiotikai išrašyti, tu geriau jų nepirk, tu geriau pagerk mastiką. Supranti, čia vėlgi ta tokia slidi riba. Žiūrint, pas ką tu papuoli, pas kokį vaistininką, nes tikrai save gerbiantis vaistininkas niekada nepaneiginės gydytojo paskirtų receptų. Jis tiesiog galbūt papildys, paaiškins, kaip vartoti, daugiau to laiko skirs tam išaiškinimui, nors tikrai ir gydytojas, kuris tikrai nori bendradarbiauti su pacientu, kad pacientas suprastų, dėl ko tie vaistai yra paskirti, kokios galimos reakcijos, kas gali būti, jeigu tu negersi tų vaistų, kad jis suprastų ir priimtume kartu sprendimą. Ne tai, kad gydytojas nusprendė, kad tau dabar reikia gerti. Tai jeigu ir vaistininkas būtų tas, kuris irgi bendradarbiauja ir tiesiog prisideda prie to paaiškinimo irgi žmogui, kad taip, tau paskyrė, reikia, čia reikėtų taip vartoti, tada gerti prieš pusryčius, po pusryčių tiek dienų. Bet būna, žinai, ir kitų situacijų, kai vaistininkas paneigia gydytojo paskyrimą ir tada žmogus toks stovi nieko nesupratęs. Ir ką čia ir dabar, tai čia man gertos vaistus, tai man čia negerti. Ai, gal negersiu, gal tikrai pagersiu mastiką, kur ten ir pati ieškojau, žinai, klinikinių tyrimų svarių apie tą pačią mastiką. 13 žmonių imtis, tai apie ką mes čia galim spręsti. Ir aš irgi ieškojau ir nelabai ten tie rezultatai žadantis. Sakyčiau, kontrolės ten buvo ten lyginta, kad tik tais vien tą alternatyvų preparatą vartoja, tada tik tais tas standartinis gydymas ir jeigu kartu pridedam. Tai jeigu tu vartoji tik tą vieną alternatyvų metodą, tu neišnaikinsi. Taip. Tu neišnaikinsi. Kai jinai šalia, viskas gerai, tvarkoj, tai tikėtina nepakenks, kiek naudos duos irgi klausimas, bet tu vis tiek gauni tą standartinį gydymą. Tai čia, žinai, dar priklauso, aš manau, ir nuo to, pas kokį tu vaistininką papulsi. Visiškai. Ir tu irgi tikriausiai patvirtintum ir, na, kolegiškai bendraujant, gauni atsakymą iš kolegos ir ten nieko neparašyta. Tai kaip ir gydytojų yra visokių, taip ir vaistininkų ir slaugydytojų. Tai labai svarbu ta komunikacija, kaip ir kalbam su pacientu, tas ryšys, kad, na, žmogus suprastų, dėl ko, kam jis čia vartoja ir dėl ko taip reikia. Taip vis, na, rekomenduoju ir pati tą taikau, kad, na, reikėtų turėti savo ne tik šeimos gydytoją, bet ir vaistininką. Na, pasižiūrėkime istoriškai, gal nebuvo tokia dideliuose miestuose net tiek daug gyveno žmonių ir jeigu miestelėje ar kaime buvo vaistinė, tai su gydytoju tai buvo Dream Team, svajonių komanda. Ir tikrai tą terapinį efektyvumą geriausi tyrimai rodo, kad jis yra daug geresnis, kai yra komandinis darbas. Tai jeigu lankomasi pas tą patį vaistininką ir, na, žmogus pasitikė ir tikrai jaučia, kad, na, gaunu aš čia tas žinias, kurių man reikia, tai yra fantastinis variantas. Jeigu turi tokį vaistininką, specialistą ar tai gydytoją, reikia branginti, padėkoti ir na, gyventi to savo sveikatos tikslų link. Tai ačiū tau labai, Gabrielė, už pokalbį, kad tu pasidalinai savo žiniomis, patirtimi, šitą tikrai įdomia, kitokia, net sakyčiau, tema, negu įprasta mums girdėti. Ir tikrai labai detaliai ir net nebejoju, kad mūsų klausytojai tikrai išgirdo daug naujų dalykų ir tikrai daug ką praktiškai galės pritaikyti, tik aišku, tą reikia daryti
Atsakingai. Saugiai, atsakingai ir jeigu tikrai kyla bent menkiausias klausimas, tai geriau yra pasitarti, negu nuspręsti pačiam profilaktiškai kažką padaryti. Tai ačiū tau labai. Ačiū tau. Ir jeigu mūsų pokalbis su Gabrielė patiko, palikite ir paspauskite like, palikite komentarą, prenumeruokite Gastro paprastai kanalą. Iki kitų kartų.